nenorite? Tai gal negalite būti man vyru? Šitą gerbiamoje aš jau truputį kartų girdėjau. Jūs visi vyrai tokie, ar ne tokie? Jūs nemėgstat klausytis teisybės? Apie ką jūs atėjot kalbėti? Apie teisybę ar apie sūnų? Aš atėjau pakalbėti apie mūsų. Pagalvokit, mūsų kūrė vėl iš gimnazijos parsinešė blogus pažymius. Taip ką? Kaip tai? Jo neprileis prie egzaminų ir jis neperės į 4 klasę. Tegu ir neperėla. Svarbiausiai namuose jisai mokus ir netriukšmau. Oi, Nikolė, nekalbėkite. Mūsų kūzė jau 15 metų. Argi galima? Pagalvokit, tokio amžiaus sėdėti 3 klasėje. Ir iš vis, ką aš jums pasakysiu, tas kvailas aritmetikos mokytis vėlgi išvedė dveltę. Į ką tai panašu? Jį reikia štai į ką tai panašu, gerbiamoji ponia. O, apie bausmes jau tu man nekalbėk. Mūsų kūzė nekalbės. Aš žinau, čia yra intriga. Intriga. Mūsų kūzė yra tiek galvotas, kad jis negali nemokėti kažkokios tai kainos aritmetikos. Viską, ko puikiausiai supranta, kad myli Šarlatanas. Štai kas tai užsėskite ant kėdės. Jums čia bus patogiau, negu man ant kėdės. Koks jūs bejausmis, Nikolė. O žinokit, mūsų kūzė yra labai geras, labai gražus, koks protingas vaikas. Ne, Nikolė, aš tikrai pasakyčiau, čia yra intriga ir aš neleisiu, kad mūsų vaikas liktų dar kartą 3 klasėje. Leisite, gerbiamoji, jeigu jis nelaikys mokyklos ir nesimokys leisti. O dabar eikite kur nors, pavyzdžiui, virtuvę, užsimkite kuo nors. Į virtuvę.